Ir čia paskutinės lietuvių viltys vis dar palaikomos. Sargiūnas smeigia tritaškį Didžiajai Britanijai. Atranka į pasaulio čempionatą startuoja tik. Galbūt ir ne. +5. Britų persvara Sargiūnas iš toli. 2 taškai skiria komandas. To pataikyto metimo. Čia kaip po įvarčio tos sirgalius nori parodyti transliacijos režisieriai. Sargiūnas smeigia. Panašu, kad tiesiog varžovų vyriausias treneris paprašė pertraukėlės. Dar prieš Britams grąžinant kamuolį į žaidimą po Igno Sargiūno tritaškio. Ar pavyks ir perimti? Sargiūno akyse ugnis. Jis visiškai neabejoja, kad šiandieną Lietuva dar išsiveš pergalę iš Londono. Ilgai ieško ir klysta. Klysta Didžioji Britanija. Sargiūnas iš labai toli. Ignas Sargiūnas. Niekas nenori įsiminti pralaimėjimų ir Ignas Sargiūnas sukuria stebuklą Londone. Jungtinėje karalystėje Igno Sargiūno solo atkarpa įrašo Sargiūną tiek į Lietuvos, tiek į Didžiosios Britanijos krepšinio sirgalių atmintis visam gyvenimui. Rokai, tiki stebuklais? Dabar jau taip, Augustai, dabar jau taip ir nebuvau suabejojęs nė akimirkai. Sargiūno akyse ugnis, jis nebe rinktinė, dar iškovos pergalę šį vakarą. Niekada dar taip nesidžiaugiau ištartais žodžiais, kurie tapo pranašiškais. Ignas Sargiūnas. Neįtikėtina, kokį scenarijų mes pamatėm čia. Ir visai netrukus. Čia yra geriausios, blogiausios rungtynės istorijoje. Wow, kokia pabaiga. Su pergalė Lietuva. Lietuvos rinktinės grįžta į LRT eterį. Ir geriausia yra tai, kad visai netrukus mūsų 3 Igno Sargiūno tritaškiai. 3 jo tritaškiai rungtynių gale. 87-80 likus 15 sekundžių, Augustai. 15 sekundžių buvo likę rungtynėse ir Didžioji Britanija pirmavo 87-80, bet Sargiūnas tūrė tritaškį, Hesonas pataikė vieną baudą, Sargiūnas tūrė tritaškį, Lietuva perėmė kamuolį, Sargiūnas tūrė tritaškį. Houstono Rockets turėjo savo Tracy McGrady, Lietuva turi savo Igną Sargiūną. Čia buvo kažkas legenda, šitaip gimsta legendos. Ponios ir ponai, dar sykį su pergalė jūs visus. Sekmadienį Klaipėdoje mes susitinkam su Italija. Kaip ištraukti pralaimėtas rungtynes? Na, tai yra, wow, istorija. Lietuvos krepšinio istorija. Bet smagu, kad laimėjom. Dabar sunku net kalbėti, čia blemba. Įspūdingai gavosi, išsigelbėjom. Tas trečiam kėlinys stebuklingai, nestebuklingai, bet įspūdingai sugrįžo, tada ketvirtam kėlinį tas žaidimas sulėtėjo. Na, galiausiai viskas gavosi taip, kaip gavosi, kaip ta antra pusė bendrai klostėsi. Jo, kažkaip trečiam kėlinį atrodo lyg ir perlaužėm, bet paskui gal ir padusom, nes žaidėm su truputį mažiau rotacijų, tai jo žaidėm, man atrodo, mažu penketų, tai dėl to pavyko truputį sugrįžti rungtynės. Aišku, ir centrai įsibūda, o gale, nežinau, gal nuovargis, gal prastys sprendimai, nežinau, reikia žiūrėti, kaip čia kas buvo. Pataikė 3 tritaškius per paskutinės 9 sekundės, ar čia toks įspūdingiausias tavo karjeros segmentas? Jaučiu, kad jo. Nesakau, sunku patikėti buvo po to paskutinio metimo. Čia tą klaidą jie padarė, nu čia jau visiška sėkmė. Tai bendrai toks pirmas metimas pas tave per karjerą pergalingas, ypač tokios svarbos, ar nelabai? Ne pirmas. Ne pirmas? Tai geriausias tikriausiai, ne? Nu, šiuo metu geriausias, jo. Akcentavo treneriai tavo lyderystę, ar pats jautei, kad reikia Supermeno kostiumą trauktis į paskutiniais momentais? Ne, čia pas mus kostiumų nėra, pas mus žaidžiam visi, pradedam nuo tos gynybos ir manau, taip įsijungia ir tas puolimas, tai čia apie kostiumus nekalbam, visi turim tą atsakomybę gynybai priimti ir įdėti pastangas. Vienu metu -18 buvo, kur didžiausias bėdos kyla? Man atrodo, labai tokia panikėlė buvo pradžiai, skuboti sprendimai, daug klaidų, jie pabėga ir įmeta. Ypač ta komanda, kuri pirmą gavusi šansą pasinaudoja ir meta tos metimus, tai
paskui truputį apstabdėm, prilėtinom ir sugrįžom dėl to. Ignai, kaip manai, ką likti skolingas už tokį metimą, ar kaip tik tavo komandos draugai bus skolingi kažką? Neįsivaizduoju, gal. Neįsivaizduoju. Dabar dar biškį nurimti reikia. Koks jausmas žaisti tokios atmosferai iššūkos rungtynėse? Žiauriai smagu, žiauriai dėkoju visiems, kas susirinko čia, atrodo, kad namuose žaidėm. Visų rungtynių metu girdėjosi palaikymas, tai labai ačiū visiems, kas atėjo čia. Ignai, kalbant dar apie tavo charakterį, ar ne? Ryte tas matos ir dabar tas pasimatė, ar ne? Kaip galbūt tą savo charakterio augimo progresą apibūdintum? Nežinau, tiesiog darau, ką galiu daryti ir aš tikiu savim, žinau, kad manim tiki, aš tikiu taip pat kitais. Kažkam, tarkim, šitos metimus reikėjo išmesti. Šią dieną gavosi, kad aš išmečiau, kitą dieną išmes kažkas kitas. Tai tikiuosi visą komandą, mes būsim su charakteriu ir kitose rungtynėse.